Nu, labą dieną. Tai ką, senokai buvo filmuotis video. Tai biškai gal reikia priprast prie kameros. Tai manau šiandien trumpai įžanginis trumpas video bus apie tolimesnius planus ir artimiausių video turinį. Tai šiaip šiandien yra sausio 18 diena. Prieš 2 kokius metus sugalvojau, kad noriu namą, o prieš pusę metų kažkur sugalvojau, kur aš jo noriu. Tai turim seną sodybą. Jau čia, kaip matot, biškai pradėjau tvarkyti šakas, tik tai dar neišvežiau. Tai va, turim seną sodybą. Pats sklyps yra 25 arų kažkur. Ir turim 4 pastatus. Tai artimiausias plans yra visus tos 4 pastatus nugriaut. Nu, sutvarkyti viską, išlygint. Ir pačiam centre, va čia, pastatyti naują namą. Tai dabar čia turim gyvenamą namą. Čia nedicka toks kaip sandėliukui. Čia musė cvirna skaitytus. Čia irgi musė cvirna skaitytus. Senoviniais tokiais terminais. Turim sklypę prūdą, kurio dabar visiškai nesimato, tai aš gal įkelsiu iš vasarą filmuotas biškai medžiagas iš drono, tai ten geriau matysit. Galėsit susidaryti vaizdą, kaip čia viskas atrodo vasarą. Nes dabar žiemą viskas balta, niekas čia nesimato. Tai va, tai šiandien yra sausio 18 diena. Ir kodėl tada tik šiandien pradėjau filmuoti? Dėl to, kad tik tai prieš savaitę atsiėmiau statybos leidimą. Į tą statybos leidimą įeina šitų senų namų nugriavims. Nes čia kaip ir registrų centro dokumentuose rašo, kad yra saugotina teritorija. Nors iš tikrųjų ne, bet vis tiek reikės sulaukti to leidimą. Tai pasiėmiau atostogų darbe, kad galėčiau užsiimtais pastatais ir viską labai gerai apgalvojau, tik tai ne oro. Ir turiu galvoj ne sniegą. Nežinau, kaip čia dabar seksis. Šiandien sakau, ilgai nieko nefilmuosiu, nes jau kojas šlapės. Nes pro raištukus praein sniegs ir šlamp. Tai va, reiks batus normalius nusipirkti. Ir nežinau, vis tiek bandysim kibti darbus. Reiks atsivaryti hatatą musėt, kad biškį tą sniegą prastumdyt. Vis tiek frontalį nereikės. Aš nežinau, kaip čia viskas, kaip taisyklingai reiktų pradėti griauti, kad kuo mažiau reiktų rankų pridėti, bet manau nuo stogo. Ir nemanau, kad yra protinga viską nugriauti. Nu, to prasme ant žemės, nes paskui vis tiek reikia surinkti. Tai va. Tai jeigu dar trumpai apie pačius pastatus, tai yra pirmas pastats su daiktais, su viskuo. Yra daug medinių daiktų, daug kaniukų, daug visko. Tai juos reikia sutvarkyti. Šits kaip ir tuščias, daugiau mažiau. Čia kažkada vištas esam laikę, tai dabar užsnigė yra, neįsiu, bet gardas padarys buvo tom vištom, tai ką su tuo daryti, irgi dar nežinau. Čia gyvenamas pastats buvęs. Dabar biški languose pličiukai atsirado. Tai tikiuosi man išeis pastatyti biški sandaresnį namą. Čia kuprinę pasidėjau. Čia iš vis langą nėra. Tai va, čia turim sodelį šiokį tokį. Ten šulinys. Ir viskas, nežinau. Šitam yra daugiausia musėje daiktų. Ten anoj pusė damalkų yra, visko. Tai reikia susitvarkyti. Toliau už padarytų darbų yra su elektra. Šiek tiek pradėti reikalai. Čia buvo toj sodyboj 2,5 kW. Tai padidinom galę iki
24 ar 25 kW. Nu, dėl viso pikto su apsidraudimu. Gal tiek ir nereikia, bet gal geriau apsidraust. Drūk kažkada elektromobilį reiktų turėti ar kažką, tai jau viskas bus paruošta padaryti. Tai vat. Šiaip tą sodybą, kas ilgiau žiūrit kanalą, tikrai esat matę, nes čia yra tas kvailas lauks 3 hektarų šalia, kur ties tulpai, tai tą sodybą tikrai esat matę. O daugiau nežinau. Pažiūrėsim, ar įmanoma pastatyti namą be žinių, pinigų, bet su motyvacija. Nu, ką mokyti? Padėsiu statyti namą, ką? Arai, eina. Nu, čia yra nuo sodybos. Iki jeigu matot, mašinas yra keliukas, kurio niekas nevalo, nes jisai ateina tik iki čia. Tai jau pats turėsiu kažkaip nusivalyti arba džipą kokį nusipirkti. Aišku, reiks tą keliuką pasitvarkyti. Tai neištvėriau, nupirkau pirmą dėlionės dalį. A sunku yra? Ką? Nesunku, ne? Nesunku, šitas laipės. Apaimti. Dar net dokumentų buvau negavęs, bet jau užsakiau pamatų klojinius tos iš nepolistirolo, bet ten kažkaip kitaip vadinasi. Nu, tai išgirsit daug tokių labai mokslinių terminų. Tai va, atvežė tuos klojinius. Tai pirma puzlės dalis jau yra kažkokių 5 milijonų dalių. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.